Sveiki, kavos mylėtojai! Ar žinojot, kad kavos pupelės yra skirstomos į 3 pagrindines rūšis? Kol spalvinsiu, aš apie jas jums ir papasakosiu. Taigi, pirmoji rūšis ir labiausiai paplitusi – arabika. Tai labiausiai vertinama kavos entuziastų rūšis, nes joje atsiskleidžia skirtingos skonių natos. Sakoma, kad beveik nėra kartumo, daug vaisiškumo, uogų, šokolado natų. Tai ta tokia kavos klasika. Pats arabikos kavamedis yra labai lepus, augantis aukštai, aukščiau negu 600 metrų virš jūros lygio. Bet tai ta kava, kuria yra mėgaujamasi lėtai. Antroji rūšis – robusta. Šios kavos pupelės yra kartaus, sodraus skonio. Dėl šių kavos pupelių espreso kavoje mes turime tą tirštą putą, kurią dažnai matome espreso kavos nuotraukose. Pats robusta kavamedis yra nelepus, atsparus kenkėjams, ligoms, nereikalaujantis labai ypatingų auginimo sąlygų, aukščio. Taip pat ši kava turi 2 daugiau kofeino negu arabika, todėl pats gėrimas taip pat gali būti vartojamas kaip būdas įsikrauti, tačiau pačios pupelės reikalauja meno jas tinkamai paruošti, kad gėrimas būtų geras. Ir trečioji rūšis – liberika, pati rečiausia, keistas dūminis skonis, kuris arba iškart patinka, arba visam laikui atmuša norą eksperimentuoti. Taigi arba elegancija, arba kofeino bomba, arba keistas nuotykis. O ką jūs dažniausiai atpažįstate savo kavos puodelyje? O daugiau kavos nuotykių galite rasti mūsų internetinėje parduotuvėje kavasepas.lt. Ate.